Labadiena. Artėjant šiltajam metų sezonui pradedame daug aktyviau gyventi. Tai užsiminėti įvairiomis mėgstamomis veiklomis, tokiomis kaip važinėjimas dviračiais, važinėjimas riedučiais, komandinės sporto šakos, tinklinis, krepšinis, futbolas ir be galo daug įvairiausių veiklų šiais laikais. Tai automatiškai ir traumų dažnis tikrai padidėja šiuo periodu. Tai čiurnų patempimai, kelio sąnario patempimai, raiščių plyšimai, peties sąnario išnirimai ir begalės tikrai įvairiausių traumų, ko pasekoje kartais prireikia ir operacijos, jei neprireikia operacijos, tai dažnu atveju taikoma imobilizacija 4-6 savaičių ar panašiai. Tai ką norėčiau šiandieną priminti, kad retai žmonės to užsiema, bet reikalinga ankstyva reabilitacija po įvairiausių pažeidimų, ypatingai minkštųjų audinių pažeidimų, tokių kaip raiščių patempimai. Tai, ką turiu omenyje ankstyva reabilitacija, tai yra reabilitacija praėjus 2-3 dienom po įvykusios traumos. Tai tuo metu labai svarbus dalykai yra edemos, skausmo kontrolė, raumens tonuso išlaikymas. Tai įdėjus daugiau darbo ankstyvose stadijose traumos, turėsime daug geresnius rezultatus prasidėjus tai vadinamai tikrai reabilitacijai po 4 ar 6 savaičių. Tai ką mes galime jums pasiūlyti, tai mūsų klinikoje taikome, kaip matote šiame vaizdo įraše, didelio galingumo lazerio terapiją. Čia šioje matome čiurnos pažeidimas, kas labai dažnu atveju nutinka. Toliau turime ultragarso terapiją, kurią mes atliekame dažniausiai su hidrokortizonu, taip pat aukšto galingumo magneto terapija, kuri puikiai veikia nuskausminančiai. Turime ir žemo galingumo magnetą. Tai atliekant šias procedūras kartu su kineziterapeuto konsultacija, ką mes galim, ko negalim daryti, kaip aktyvuoti raumenį, nepakenkiant savo, turėsime labai puikius rezultatus ir nustebinsite net specialistus, pas kuriuos nueisite po imobilizacinio periodo, jeigu taip galima išsireikšti. Tai lauksime jūsų klinikoje Antalgėje ir iki pasimatymo.